Taigi, laba diena. VGT studentų atstovybė vykdo tokį projektą kaip Nenusirašinėk TV ir mes norėtume užduoti kelis klausimus. Taigi, jūsų pirminė nuomonė apie nusirašinėjimą kaip tokį dalyką egzistuojantį universitete? Neslėpsiu, kad kartais man teko nusirašinėti pačiam, bet aš manau, kad šiaip nusirašinėjimas yra vogimas iš paties savęs. Nes iš tikrųjų vertė ir nauda iš mokslo visų pirma yra tavo paties. Nereikia niekam įrodyti dėl pažymių, kad tu tą mokai žinai, tai iš tikrųjų yra tavo naudai, tavo ateities. Taigi bandyti nusirašinėti reguliariai. Taigi mano galva tai yra vogti iš paties savęs. Taigi, kaip manot, kokių įgūdžių praranda būtent būsimas darbuotojas prieš darbdavį nusirašinėjant savo studijų metu? Taigi jūsų nuomonė? Iš tikrųjų nusirašymas yra vagimas pas patį save. Nes visų pirma, tų žinių, ką tu studijuoji, kai tu studijuoji, visų pirma reikia tavo karjerai, tavo naudai. Bandau įsivaizduoti lėktuvo pilotą, kuris savo laiku nusirašė, ką reikia daryti turbulencijos ar priešpriešinio vėjo ar dar kažkokia tai ekstra situacijos atveju ir kuris patekus į tokią situaciją nebeprisimena, ką daryti. Taigi iš tikrųjų ir jums šypsina kelia, bet manau, kad keleiviams iš tikrųjų šypsotis nelabai pavyks. Taigi, ko rizikuoja, kokia atsakomybė yra. Bet kas dar daugiau, netgi, sakysime, praradus tokias praktinės žinias, kartais susidūrus su situacija, kur jos yra kritiškos, gyvybiškos. Iš tikrųjų, ką tu prarandi, tai tu nebelavini savęs, nebevystai savo smegenų. Tiesiog netobulėjai kaip asmenybė. Taigi, manau, kad mokslas aplamai kaip toks ir pastangos, kurias tu įdėjai į mokslą, visų pirma naudingos tau. Taigi bandymas išvengti, padaryti lengviau ir panašiai, visų pirma atsilieps tau pačiam. Kaip manot, ar darbdavys pastebi žmogų, kuris nusirašinėja savo studijų metu, nes per prisistatymais gali pasirodyti labai gerai, ar pačiam darbe tai atsiliepia? Aš taip pasakysiu, kad mano gyvenimo pastebėjimas, jeigu tu turi kažkokį tai silpnumą ar spragą ar tai baltą vietą, vėliau ar anksčiau tai išlįs. Naivu tikėtis, kad tas nebus pastebėta, nes iš tikrųjų, kai tu dirbi, tai tu dirbi kolektyvę. Tas kolektyvės mato tave kasdien, tos situacijos pakartojasi. Ir tai bus matoma, vėliau anksčiau tai išlįs. Supratau. Ir ką galėtumėt palinkėti VGT studentams būtent šią temą? Sakyčiau taip, kad visada prisiminti, kad visų pirma, to reikia būtent tau pačiam. Tai tu darai ne dėl tėvų, ne dėl dėstytojų, ne dėl kažko tai dar, tai tu darai dėl savęs. Jeigu tu iš tikrųjų nori tapti neeilinę asmenybę, tai tu privalai save lavinti, vystyti kaip neeilinę asmenybę. Ir to nepadarysi nusirašant. Dėkui jums labai. Tai nėra už ką.